Labas! Šiandien aš atėjau su filmuku, kurio jūs tikrai labai visos laukite ir dažnai manęs klausinėjate, kada jisai pasirodys, kaip reikia viską pasidaryti. Tad šiandien aš noriu papasakoti, kaip galima šitaip susigarbanoti plaukus be jokio karščio. Tai reiškia, visiškai nepakenksim mūsų plaukams. Viena išimtis, jeigu tu skubi, tai gali panaudoti plaukų džiovintuvą, kuris truputėlį pakenks plaukams, bet šiaip gali tikrai labai jo gerai išvengti ir pamatysi iš tikrųjų, kaip tai yra paprasta, nesunku, o rezultatas išlaiko 2 dienas. Žiūrim. Sveikinu, tu esi vienas tų žmonių, kuris mane mato tiesiai iš po dušo, taip kaip Dievas sutvėrė. Ir dar vienas dalykėlis, apsirengiau tikrai taip, kad niekam nekiltų jokių išdykėliškų minčių ir nieks neišdykautų prie kompiuterio. Gerai, baigiam juokauti ir ką mes pirmiausia turime padaryti, tai išsidžiovinti savo plaukus taip, kad jie būtų maždaug išdžiūvę apie 90%. Aš tam naudosiu savo plaukų džiovintuvą, bet dar geresnis patarimas būtų tai, kad leisim savo plaukams išdžiūti natūraliai. Tai tiesiog tau rinktis, aš šiandien skubu, tad išdžiovinsiu plaukus savo džiovintuvu. Tiesa, vienas dalykas, kurį tikrai rekomenduočiau padaryti, tai džiovinant plaukus naudokis šepečiu, tinkamu šukuoti šlapius plaukus, tam, kad po to plaukai būtų nesusivėlę ir būtų kaip įmanoma paprasčiau ir lengviau juos be skausmo sugarbanoti. Taip, tai antras dalykas, kurio mums prireiks, tai yra gumytė. Turiu tokią kaip ir galvos papuošalą, bet puikiai galima panaudoti tą gumą, kur močiutė ar mamytė tau įverdavo į kelnes, kai būdavo truputėlį per plačias. Tai ką mes padarysim, tai užsidėsim ją ant savo galvos. Dėsime štai šitaip. Truputėlį atrodysim kaip vaidilutės, bet tada mums reikės pasiskirstyti plaukus į 2 sekcijas, bet tiesiog perskirti juos pusiau ir tiek. Ir toliau mums reikėtų panaudoti priemonę, kuri sutvirtintų garbanas ir padėtų kitą dieną jas išlaikyti kaip įmanoma ilgiau, gražias, banguotas ir taip toliau. Bet dar vienas dalykas, kurį galima padaryti, tai natūraliai nenaudojant jokių priemonių supinti plaukus, kaip aš parodysiu, ir kitą dieną tiesiog panaudoti plaukų laką. Turiu 3 priemonės, kurias rekomenduočiau tikrai naudoti šiai šukuosenai sukurti. Ir viena iš jų yra Naturalmente, toksai plaukų gelis, tikrai labai geros sudėties. Tada turiu tokį L'Orealio plaukų želė, labai stiprios fiksacijos. Ir šiandien tai, ką aš naudosiu, tai yra iš Rev Curl Power. Viename video jau rodžiau, kaip jisai veikia, bet šį kartą panaudosim mes kitaip. Tai ką darysim? Pirmiausiai spausiu aš jo pusę, nes viso tikrai būtų per daug. Ir padengsiu visus savo plaukus. Prasme, nuo ausų tikrai užtenka tokio ilgio. Ir tada kitas dalykėlis, kurį reikėtų žinoti, tai kad nuo tiek, kiek tu plaukų paimsi, ar smulkesnę, ar tankesnę sruogelę, tai taip plaukai susigarbanos. Jeigu imsime kuo retesnę, tai manos gausis tiesiog didesnės, o jeigu mažesnės, tai aišku, gausis jos tokios mažesnės ir jų bus žymiai daugiau. Aš pasimsiu tokias vidutiniškas ir paimsime plaukus, pakelsime gumytę. Ir va štai šitaip mes ją ištrauksim, kaip su vašeliu. Tada prigriebsim šalimais esančią plaukų sruogą ir taipogi apvyniosim aplink gumytę. Tikiuosi visas gerai matom. Ir lygiai taip pat padarome iki pat pirmos plaukų sekcijos. Taip, liko šita pusė ir pakartojame viską lygiai taip pat. Pasiėmame pusę priemonės. Padengiame mūsų plaukus, užgrebiame ir trumpesnius plaukelius priekyje. Labai gerai išskirstom priemonę. Ir pradedam sukti plaukučius. Taip pat vėl paimam sruogą, pakeliam gumytę ir su pirštuku ištraukiam. Gale likusias abidvi plaukų sekcijas, jos tokias liko styroti, paimam kartu ir vyniojame aplink gumytę. Iki pat pabaigos pasitenkint sukišti apsukinėdamos visus plaukų galiukus.
tada viską, kas čia liko, galime dar kartą truputėlį, va štai taip apsukti aplink gumytę. Jeigu kyla įtarimų, kad plaukai gali išsipinti miegant, tai viską geriau sutvirtinti tiesiog su plaukų segtukais, perverti kiekvieną sruogą ir viskas. O dabar mums laikas eiti miegoti ir ryte pasižiūrėsime, koks rezultatas gavosi. Tai susitinkam ryte, aš jau pasidariau savo makiažą ir dabar atėjo laikas pasirūpinti savo šukuoseną. Taip, kad pasistengiam šitą gumytę gražiai išimti, taip lengvai atvyniojant plaukus. Galima truputėlį papurtyti. Aišku, iki miesto nelabai eisim, taip kad reikėtų truputėlį pirštais prasklaidyti viską. Matot, pyniau aš vidutiniškom tokiom sruogom, tai gavosi jos ne tokios jau ir smulkios. Ir dar viena rekomendacija, kol dabar tvarkausi plaukus, tai kai jūs dedate tą gumytę ant galvos, pasitenkit, kad šaknis truputėlį pasikeltų, nes kitaip žinokit labai priglunda ir po to yra kebloka padaryti juos puresnius. Bet jeigu jau taip nutiko, tai rekomenduočiau kažką purinančio šaknims panaudoti arba griebtis paprasčiausio sauso šampūno. Realiai rezultatas gali likti ir toks, du patarimai, tai būtų, jeigu tu nesi itin patenkinta savo garbanomis, tikrai man taip ir būna, tai aš juos tiesiog štai šitaip gražiai susipinu, susirišu ir gaunasi elegantiška šukuosena. O antrai dienai siūlyčiau panaudoti net ir tą patį, ką mes vakare naudojame iš Ref arba kokį nors plaukų gelį, suminkyti truputėlį garbanas ir viskas, antrą dieną tu dar turi garbanas. Tai štai toks buvo iš tikrųjų paprastas būdas susigarbanuoti plaukus be karščio. Labai dėkoju už dėmesį ir sakau iki pasimatymo.